kolegijų fotografijos šventė. Kaip ir įprasta mūsų tradicinėje aplinkoje, mes pristatom mūsų kolegų iš Kėdainių fotografijos parodą. Aš daug turbūt apie parodą nekalbėsiu. Aš gal pristatau, noriu toliau žodį. Tiesa, dėl parodos noriu padėkoti mūsų kolegai, poniai Aušrai. Paroda pas mus atvyko jos iniciatyva. Ji papasakos, kaip susipažino, kaip surado kolegų Kėdainiuose, kaip kilo ta idėja mūsų parodą Kėdainiuose eksponuoti. Čia galbūt tokia atsakomoji paroda, kadangi mus maloniai priėmė ten kėdainiškiai, tai mes taip pat norim atsilyginti. Ir žodis trumpai Aušrai. Aišku, paskui jau svečiam. Ką daug kalbėti, viską matot, labai graži paroda, ačiū už tai, ačiū už gražias nuotraukas. Tiesiog aš daug nekalbėsiu, aš padėkosiu svečiam, autoriam, už gražius darbus. Dėkui jums. Gal kas nors tart žodį? Profesoriaus pasakydamas. Tada labai trumpai, tai iš tikrųjų mūsų atsakomasis vizitas pas jūs pasikeičia parodomis. Tikiuosi, kad tai nebus, kad tai pirmas kartas, bet nebus paskutinis, kad mes ir toliau sėkmingai karts nuo karto šitaip vieni pas kitus apsilankysim su parodomis, be parodų tai dažniau, be abejo. Jeigu trumpai apie draugiją, mūsų ta draugija susikūrus jau beveik 8 metai. Šiuo metu virš 20 aktyvių narių. Pastaruoju metu keletas įsigdėjų naujų, čia per pusmetį turbūt. Tai 5-6 žmonės nauji ir jaunesnių ir vyresnio amžiaus. Darbai, kurie eksponuojami pas jūs, yra maždaug pastarųjų metų pusantrų laikotarpyje. Daugumą daryti, jeigu nemeluojam, kad ne. Panašiai ir tikrai labai malonu, kad mus šiek tiek šiltai priima. Noriu iš tikrųjų dar kartą ir mes mūsų draugijos vardu padėkoti poniai Aušrai už jos tą rūpestį. Žemai nešiamės visi. Ačiū labai ir kuklus kėdainietiškas suvenyras skelbiam fotoklubui tada. Pagal visą darbotvarkę Aušra turėjo mažiausiai pusvalandį kalbėti. Nesakė, kai susipažinom, taip ir neišgirdau. Kažkaip tai per kažkokius pažinčių klubus. Bet kadangi Aušra taip trumpai, gal svečiam truputį ir susirinkusiem, mūsų fotoklubas susikūrė 2002 metais. Aišku, pasivadinom taip jau garbingai fotostudija, bet paprasčiausiai esam visi mėgėjai. Rimtų profesionalų, tokių tikrųjų profesionalų pas mus nėra. Profesionalai daro savo biznį, jie daro pinigus, ir jiem kažkur, nežinau, gal čia ne prestižas ar kažką tai, ar kaip, bet čia grinai mūsų mėgėjų, šiek tiek dirbam planų, draugaujam su Tauragės fotoklubu. Labai, čia nėra muziejaus direktorės, bet visiems darbuotojai, aišku, perduos, kad esame labai dėkingi žmogus, tai ir projektus bandom, išvažiuojam, apsilankom ir Kelmės apylinkėse, ir po Žemaitiją pavažiuojam, pasižiūri. Labai malonu, kad užsimezgė ryšys su jūsų klubu. Tikrai tikiuosi, kad bendrausim taip ir ateityje. Ir ne tik čia, tokia asmeninės draugystės, bet, aišku, draugausim gal ir kaip fotografai, nes vis dėlto virti savose sultyse tai yra vienas dalykas, žinot, tai verdi, žiūri, kad ir vieną kartą tas pats, ir kitą kartą tas pats, ir įpranti, ir pasidaro rutina.
metais, kada jau buvo pasirašytas fundacijos aktas 1614, bet labai gaila, kad pats fundatorius Andrius Valavičius nesulaukė tos dienos, kad pamatytų pastatytą naują ir gražią šventovę. Ir miršta jisai nuo podagros priepalio tų pačių metų rudenį. Ir visas jo turtas, o tuo pačiu įsipareigojimai statyti Bernardinų vienuolyną ir Mergelės Marijos Angelų karalienės bažnyčią palieka 3 jo broliams. Kadangi vienas iš jo brolių, Jeronimas Valavičius, tuo metu buvo Žemaitijos seniūnas, tai jis ir prisima visą atsakomybę ir visą naštą ir jis pasilieka savininkas Tytuvėnų ir įsipareigojimų tų prisimtų brolio ir bažnyčios kertinis akmuo yra padedamas 1618 metais, o pati bažnyčia statoma 17 metų. 1635 metais jau stovi bažnyčia, žinoma, ne tokia, kaip dabar mes ją matom, bet šitų barokinių bokštų, tačiau jau stovi žodžiu bažnyčia ir vienuolyno pastatas ir bažnyčia konsekruojama Mergelės Marijos Angelų karalienės vardu. Ir krikštykla ir sakykla. Iš šios vietos, dabar stovėdami pačiam bažnyčios gale, mes matom puošnųjį didįjį altorių. Ir dabar matosi visa ta altoriaus prasmė. Mergelės Marijos paveikslas, per Mergelę Mariją, Jėzaus Kristaus kančia, šventoji dvasia ir Dievas Tėvas pačiam viršui, o per Kristaus kryžių matosi Švento Pranciškaus išaukštinimas, tiesiai vienuolių chore yra paveikslas. Žodžiu, Šventasis Pranciškus nulipdyti skulptūros yra Tomo Podhaiskio. Tomas Podhaiskis yra visą lipdybą daręs Šiluvos bažnyčioje. Ir jo skulptūros yra labai tokios grubios. Ir jeigu, kad aš sakiau, kad bažnyčia yra Mergelės Marijos Angelų karalienės ir kitos altorės yra begalė tokių grakščių angelų. O vat jau Tomo Podhaiskio angelai susodinti kaip kareiviai ir tokie labai 633 metais. Vat bažnyčios pats galas yra vėlyvoji gotika, o vienuolynas jau yra kaip renesanso epochos statinys. Tai vat tiek šitą kiekį. Dabar mes vėl grįžtam per vienuolyną į antrąjį galėjimą. Ir po antro to šimtmečio statybos etapas. Dainuoju, be statybų. Drebantis karas bus, juokiasi dar va, vėl minusai. Bet dažniausiai tai yra. Jie gyvavo seneliai gyvena kažkur.